Labą dieną. Esu Renata Greimaitė, Lietuvos įtraukties švietime centro specialioji pedagogė, PEPIS vadybininkė ir šiandien su malonumu jūs noriu labai trumpai supažindinti su pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistema, kitaip PEPIS. Įsivaizduokite, kad mūsų gatvėse kuriam laikui dingsta įvairios eismo reguliavimo priemonės. Nelieka nei šviesoforų, nei eismo reguliavimo ženklų. Kiek ilgai mums reikėtų laukti iki pirmojo autoįvykio? Tikriausiai tikrai neilgai. Šią skaidruolę įdėjau su tam tikru tikslu. Turiu tam tikrą vidinę, kaip sakyti, intenciją papasakoti apie PEPIS sistemą kaip apie mokyklos vidaus šviesoforą. Taip, šviesoforą, kuris padeda organizuoti, nukreipti veiklas darbui su mokinių elgesiu. Ne tik tai su mokinių konteksto netitinkančiu elgesiu, bet ir su mokinių kontekstą atitinkančiu elgesiu. Keliaujant po Lietuvos švietimo įstaigas, sprendžiant su mokinių elgesiu susijusias problemas, dažniausiai susiduriame su rekomendacijomis, kurios kalba dėl poveikių priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams. Ir dauguma mokyklų vadovaujasi būtent ten numatytomis priemonėmis, tai yra tam tikrais drausminimo žingsniais. Ir tokiomis priemonėmis kaip problemos aptarimas, svarstymas, pokalbis su mokiniu, mokinio šeima ir jau ten paskutinis žingsnis yra tai mokinio šalinimas iš mokyklos. Vienaip ar kitaip tai yra darbas su pasekmėmis. Kai mes kalbame apie pozityvaus elgesio palaikymo sistemą, mes turime tam tikrą siekį, mes norime, kad mokyklos išmoktų ir gebėtų prevenciškai organizuoti veiklas, kad tas konteksto netitinkantis mokinių elgesys nepasireikštų ir kad būtų stiprinamas ir puoselėjimas mokinių demonstruojamas kontekstą atitinkantis elgesys. Į ką PEPIS sistema sudeda pagrindinius akcentus? Tai pirmiausia, mokyklos vertybės. Mokyklos vertybės ir iš mokyklos vertybių keliamus labai aiškius lūkesčius mokinių elgesiui. Kitas labai svarbus elementas yra to elgesio mokymas. Nesvarbu, ar tai būtų ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ar tai būtų pradinė mokykla, ar tai būtų vidurinė mokykla. Elgesio mokymas, priminimas yra labai svarbus pozityvaus elgesio palaikymo sistemos komponentas. Taip. Į ką dar kviečia atkreipti dėmesį pozityvaus elgesio palaikymo sistema? Tai yra ir skatinimo sistemas, taip, įtraukiant ne tik tai tos mokinius, kurie yra sėkmingi, aktyvus, bet ir tuos mokinius, kurie demonstruoja konteksto atitinkantį elgesį ar padaro pažangą, taip, demonstruojant tą konteksto atitinkantį elgesį, mokiniai, kurie puikiai įgyvendinimą arba savo veiklą, savo elgesiu puoselėja mokyklos vertybės. Pozityvaus elgesio palaikymo sistema kviečia suklusti ir pagalvoti, kaip mokyklos ir fizinės aplinkos turi įtakos mokinių konteksto netitinkančiam elgesiui. Ir kitas labai svarbus elementas, tai yra rutinų mokymas. Rutinų, kurios skatina mokinių savarankiškumą. Ne tik tai, sakykime, padeda išvengti konteksto netitinkančio elgesio, bet ir stiprina mokinių įsitraukimą ir akademinių veiklų metu. Taigi pozityvaus elgesio palaikymo sistema, kurios gimtinė yra Jungtinės Amerikos valstijos, šiandien jau plačiai pasklidusi po visą pasaulį ir šioje skaidruolėje matote
Europos žemėlapį, matote valstybės, kuriuose kalbama, diegiama pozityvaus elgesio sistema. Taigi, kokie yra pagrindiniai įstaigos, kurie diegia pozityvaus elgesio palaikymo sistemą, elementai, tie vadinamieji konstrukciniai elementai. Tai viena iš mūsų kaučerių, Struggle, sukūrė labai aišku tokį vizualą, kuris padeda mums geriau suprasti pozityvaus elgesio palaikymo sistemą. Tai yra, jeigu mokykla siekia visų mokinių sėkmės, tai sėkmės kelias į sėkmę prasideda būtent nuo mokyklos vertybių, nuo mokyklos misijos, vizijos ir iš ten išplaukiančių susitarimų ir taisyklių. Tai yra vienas iš svarbiausių elementų. Kokie dar kiti elementai, konstrukciniai elementai sudaro būtent PPS įstaigą? Į ką atkreipiamas dėmesys? Dėmesys atkreipiamas, ir aš jau prieš tai minėjau, į elgesio ir mokymosi problemų sprendimą mokyklos mastu, remiantis bendromis mokyklos vertybėmis. Vertybės, pagrindas būtent pozityvaus elgesio palaikymo sistemos diegimui. Pagrindinis komponentas, dar vienas iš tų pagrindinių komponentų yra dėmesys prevencijai, taikant daugiapakopę paramos sistemą. Veiklos yra organizuotos, jeigu prisiminkite tą šviesoforą, 3 pagrindinės spalvos, tai būtent šitos šviesoforo įvaizdis, tai yra tas daugiapusiškumo principas, mums padeda geriau suprasti ir suvokti, kokiu būdu yra šita sistema įgyvendinama mokyklose. Kitas svarbus momentas tai yra pozityvus požiūris ir mokymas ir pripažinimas. Tai yra, mes atsisakome tokio reaktyvaus požiūrio į elgesį, o skatiname pozityvų. Kaip mes tai darome? Ar mes darome vėlgi minėjau, per elgesio mokymą, per konteksto atitinkančią elgesio pripažinimą ir skatinimą. Taip. Kitas labai svarbus elementas yra duomenimis grįsti sprendimai. Apie ką šis momentas yra? Tai, kad jis be galo svarbus, kad bet kokius sprendimus, kuriuos priima mokykla, jinai priima atsižvelgiant į surinktus duomenis. Ar tai būtų sprendimai visos mokyklos mastu priimami, ar tai būtų vieno konkretaus mokinio atžvilgiu priimami sprendimai, bet tam reikalingi duomenys. Taip. Ir paskutinis, kuris vėlgi be galo svarbus elementas, tai yra bendradarbiavimas su tėvais ir kitomis interesų grupėmis, kurios būtent ir padeda išlaikyti tą pozityvaus elgesio palaikymo sistemą, perkelti ją į namus, į namų aplinką ir tuo pačiu metu bendradarbiaujant su išoriniais, sakykime, ekspertais, su įvairiomis išorinėmis organizacijomis, pastiprinti tos sistemos diegimą ugdymo įstaigai. Kiekviena ugdymo įstaiga, kuri galvoja, kad galbūt būtų įdomu ir naudinga dirbti, traukti šitą sistemą į savo mokyklos bendruomenės gyvenimą, iš tikrųjų prieš diegiant turėtų padiskutuoti, paanalizuoti, pasikalbėti tokiais 3 pagrindiniais klausimais, kodėl, ką ir kaip. Pirmiausia, kodėl, kokia prasmė, kokia yra priežastis, kodėl mes turėtumėm diegti šitą sistemą. Tai pirmiausia problema, galbūt problema, kokia problema yra mūsų mokykloje, iš kur mes tai žinome, kokius mes duomenys esam susirinkę ir ar tai yra problema, kuri tikrai reikalauja tam tikro sisteminio pokyčio, o gal tai yra tik tai labai nedidelių, sakykime, pastangų reikalaujantis pokytis, kuris duos puikių rezultatų. Ir aišku, vėlgi, kaip minėjau, kokio dydžio problema. Labai svarbu įsivertinti, kokio dydžio problema yra.
Na, tarkim, mokyklos galbūt susiduria su konteksto netinkančio elgesio apraiškomis, mokinių nelankymo priežastimis, mokytojų perdengimo pamokų metu priežastimis. Ir būtent į šitos klausimus mokyklos bendruomenė turėtų sau labai gerai atsakyti. Ir aišku, tuomet kyla tikslas, ar ne? Kokiu tikslu mes norėtumėm, kodėl mums šitos sistemos diegimas būtų reikalingas ir naudingas, praktiškas bus sprendimas mūsų bendruomeniai. Tai galėtų būti, kad PEPI sistemos diegimas mums padėtų sukurti saugią, palaikančią pozityvią mokyklos aplinką. Taip, galbūt mes norime sumažinti būtent konteksto netitinkančio elgesio pasireiškimą. Taip, ir būtent didinti mokinių įsitraukimą į mokyklos bendruomenės gyvenimą ir būtent į akademinės veiklas. Taip, mes visi žinome, kad jeigu mes, pavyzdžiui, nemokame, nesugebame arba mums yra labai sunku valdyti klasę, tai didžioji dalis mūsų, sakykime, pamokos tiesiog yra išeikvojama pastaboms, pastebėjimams, diskusijoms su mokiniais, kurios iš tikrųjų tik tai atitraukia nuo akademinės instrukcijos. Taigi tikslo įvardymas yra labai svarbus elementas. Taip. Toliau mes kalbame apie kokį turinį mes norime sudėti, kokią struktūrą mes pasirinksime. Tai vėlgi, kalbant apie pozityvaus elgesio sistemą, mes turime galvoti, kad didelis vaidmuo atiteks mokyklos vertybėms, ne? Mokyklos vertybių vaidmuo mūsų bendruomenės gyvenime. Taip, nes iš mūsų vertybių kyla tie mūsų susitarimai, lūkesčiai mokinių elgesiui. Taip, ir būtent PEPI sistemoje tai yra be galo svarbu. Kaip pati struktūra, kaip pati to sistema jinai yra gyvendinama trijų pakopų pagalba. Tai pirmoji pakopa tai yra bendri lūkesčiai visiems mokinių elgesiams, lūkesčių yra mokamas, įvairios praktikos yra taikomos. Na, antroji pakopa tai yra skirta tokiam tai tiksliniai mokinių grupiai, dažniausiai apie 15–20% mokinių, kuriems nelabai gal sekasi ir užtenka tos pirmos pakopos praktikų, jiems reikia dar daugiau kažkokio pastiprinimo, daugiau suaugusių dėmesio. Taip. Ir trečioji pakopa, tai labai tokia individualizuota pagalba jų didelių poreikių turintiems mokiniams. Bet vėlgi, vaikai nėra skirstomi į pačias pakopas, bet yra praktikos skirstomos į tam tikras pakopas ir pagal tai, kokie vaiko poreikiai, mes ir atrenkame tas praktikas ir intervencijas ir jas taikome. Taip. Kitas labai svarbus momentas yra klausimas, kaip tas pats įgyvendinimo procesas, o kaip mes tai padarysime, taip, tai kaip mes tai padarysime. Dažniausiai PEPI idėja yra įgyvendinama per įvairius mokymus, per veiklų, kurios mūsų švietimo bendruomenėje puikiai sekasi įgyvendinti, per tų veiklų pastiprinimą, taip, per reagavimo, sakykime, į konteksto netitinkančio elgesio praktikų koregavimą, taip. Ir vėlgi mokykla pasirenka būdus, sprendimo būdus, bet tie sprendimo būdai, kas yra labai svarbu pabrėžti, yra moksliniais tyrimais pagrįstos praktikos. Mes labai norime, kad mokyklos, kurios diegia šitą sistemą, įneštų į savo švietimo bendruomenių gyvenimą labai daug moksliniais tyrimais pagrįstų praktikų. Taip. Ką dar reikėtų pasakyti, kad pats PEPI įgyvendinimo procesas reikalauja tokių susitarimų ir tų susitarimų nuoseklaus įgyvendinimo, taip, taisyklių taikymo. Tai yra labai svarbu susitarimai, tų susitarimų nuoseklus laikymasis ir įgyvendinimas. Taip. Kitas labai svarbus momentas, aš galbūt ir kartojuosi, bet norėčiau, kad jūs išgirstumėt, suklustumėt, taip, kad konteksto atitinkančio elgesio mokymas, strategijų taikymas.
Nuolatinis grįžtamasis ryšys mokiniams, bet ne tik mokiniams, bet ir bendruomeniai, taip, apie mokinių konteksto atitinkantį elgesį. Toliau kalbame apie elgesio duomenų rinkimą, analizę, taip, ir strategijų koregavimą atsižvelgus į surinktus duomenis. Taigi, jūsų dėmesiui dar kartą noriu atskirai parodyti tos daugiapakopės paramos modelį. Kaip matote, tai 3 pagrindinės pakopos ir pagalba mokiniams vėlgi organizuojama atsižvelgiant į mokinių poreikius. Aš trumpai čia tik tai pristatysiu kokie pagrindiniai, kas jungia tas 3 pakopas, tai kad 3-5 mokyklos vertybės, mes visą laiką apie jas kalbame, nesvarbu kokios pakopos praktikas taikome, mes visą laiką kalbame apie teigiamai suformuluotus lūkesčius mokinių elgesiui, visada koncentruojamės į aišku lūkesčių mokymą, elgesio modeliavimą per praktiką, taip ir grįžtamąjį ryšį, kaip mokiniams sekasi demonstruoti tą kontekstą atitinkantį elgesį. Taigi, pirmoji pakopa tai universali pagalba visiems, bendros praktikos, kurias mes kaip švietimo bendruomenė susitarėm, kad įgyvendinsim visos mokyklos mastu. Taip, praktikos, kurios reikalingos visiems mokiniams mokykloje. Tame įtraukties kontekste tai apima visus mokinius. Toliau antroji pakopa tai tikslinė pagalba ir didesnės rizikos grupėms, tai mokiniams, kuriems, kaip jau minėjau, nelabai sekasi, galbūt neužtenka tos pirmos pakopos praktikų, jiems reikia tikslinių tam tikrų veiklų. Ir trečioji pakopa tai intensyvi individuali pagalba mokiniams, kuriems tam, kad jie neiškristų iš ugdymo proceso, jiems reikalingos nuolatinės įvairios palaikymo ir paramos formos. Na ir, sakykime, kokie pirmos pakopos praktikos pavyzdžiai, pavyzdžiui, aiškus lūkesčiai elgesiui. Taip, tai yra pamokos organizuojamos, kur su mokiniais yra kalbama apie lūkesčius elgesiui, tai yra įvairios diskusijos, tai yra praktinės veiklos, tai yra vaidinimai, tai yra įvairios galbūt akcijos, galbūt tai, sakykime, filmo kūrimas ar ne. Toliau pozityvus pastiprinimas, taip mes mokomės ir pastebėti ir akcentuoti tai, ką mokiniai daro gerai. Pirmiausia, mokomės būtent pastebėti tai, ką mokiniai daro gerai. Tai nereiškia, kad mes nepastebime ir neakcentuojame mokinių to konteksto netinkančio elgesio. Mes pastebim, tiesiog tam viskam yra susitarimai. Pirmas prevencinis žingsnis yra pastebėti, pamatyti, ką vaikai daro gerai. Taip. Na ir aišku, pirmos pakopos praktikos tai yra veiklos, kurios stiprina bendruomenės, tai yra, kurios stiprina mūsų klasės vidinės bendruomenės, tai įvairios strategijos, kaip gero elgesio žaidimas, žinučių strategija ir dar daugiau praktikų, būtent kurios sustiprina tą prosocialų ir kontekstą atitinkantį elgesį. Kitas svarbus momentas, kad pozityvaus elgesio palaikymo sistema, jinai yra pritaikoma pagal amžiaus grupės. Idėja ta pati, viskas yra grindžiama mokykloje, ugdymo įstaigoje, atsižvelgiant į vertybės, taip ir į lūkesčius elgesiui. Tačiau šiek tiek kitaip sudėliojami akcentai. Jeigu priešmokykliniame ugdyme mes kalbame apie santykių kūrimą, tvarką, rutino aiškumą, tai jau pradinėse mokyklose mokome papildomai ir kaip laikytis nurodymų, kaip tinkamu būdu atkreipti dėmesį, kaip ignoruoti tam tikrus trikdžius klasėje, taip, ir pagrindinėme vidurinėme ugdyme mokoma siekiama tos vidinės kultūros, nuoseklų lūkesčių elgesių visose veiklose puoselėjimas. Vėlgi, kaip minėjau, pagrindinis dalykas yra susikaupimas į mokyklos vertybės ir lūkesčius elgesio ir tą konteksto atitinkančio elgesio skatinimą.
Taigi, kodėl verta taikyti pozityvaus elgesio palaikymo ir intervencijų sistemos praktikas? Tai čia supažindinsiu su keliais punktais. Tai pirmiausia, kad mokyklos išmoksta stebėti elgesį ir rinkti duomenis apie tą elgesį. Taip. Išmoksta fiksuoti, analizuoti, nuspręsti, kokia yra elgesio funkcija, ar tai būtų vieno mokinio, ar tai būtų tam tikros mokinių grupės. Taip, taigi vienas labai svarbus įrankis, mes išmokstam stebėti elgesį. Nespėlioti, o tiesiog stebėti ir fiksuoti duomenis. Toliau, kitas labai svarbus elementas, aš jau čia prieš tai kalbėjau, tai yra aiškus elgesio lūkesčių formulavimas. Ir mes kalbame apie 3-5 vertybės, taip, ir konkrečius elgesio standartus mokykloje. Konkrečius elgesio standartus mokykloje, būtent to konteksto atitinkamo elgesio skatinimo. Tai nereiškia, kad mes nekalbame apie pasekmes, mes kalbame apie pasekmių algoritmą, bet vėlgi pagrindinis dalykas, į ką mes koncentruojamės, tai yra pozityvaus elgesio palaikymo sistema koncentruojasi, tai yra tą konteksto atitinkančio elgesio mokymą. Taip, ir galvojant apie tai, kad traukties kontekste į mūsų mokyklas ateina įvairūs mokiniai ir PEPIS mokyklos netgi mokydami kontekstą atitinkančio elgesio parenka tam tikras priemones ir būdus, kaip vaikams su įvairiais, sakykime, sutrikimais ar negalėmis tinkamu būdu ištransliuoti žinutę apie lūkesčius elgesio. Na ir taip, toliau pozityvaus elgesio pastiprinimas, kalbu apie elgesio sistemas, kurios yra elgesio skatinimo sistemas, kurios turėtų atsirasti mokyklose. Ne vien tik tai akademinės veiklos, bet kaip iš anksčiau ir kalbėjau, bet ir mokinių konteksto atitinkančio elgesio skatinimo sistemos. Elgesio mokymas kaip ugdymo dalis, tai irgi jau apie tai esu kalbėjusi, naujas elementas atsiranda elgesio mokymo, skiriame daugiau laiko praktiniams mokinių įgūdžiams. Taip, toliau sisteminė intervencija ir individualūs elgesio planai, čia jau kai kalbame apie 2 ir 3 pakopos praktikas, daugiau dėmesio skiriame ir elgesio intervencijos planams ir tų praktikų įvairių intervencijų įgyvendinimui. Na, kitas labai svarbus elementas yra tėvų įtraukimo stiprinimas, kuris, aišku, be tėvų dalyvavimo ir mokyklos palaikymo būtų labai sunku įgyvendinti šitą sistemą. Toliau, tam, kad pozityvaus elgesio palaikymo sistema būtų įgyvendinta, labai svarbu yra mokyklos ir įsipareigojimai. Taip, tai tikrai tam, kad atsirastų sistema, atsirastų tam tikra tradicija, taip, turi praeiti ne mažiau kaip 3 metai. Tai yra mokyklos įsipareigojimas ne mažiau kaip 3 metus taikyti tam tikras sistemas. Taip, tai taip pat mokyklos įsipareigoja suburti PEPIS komandą. Būtent ta PEPIS komanda yra žmonės, kurie rūpinsis, puoselės, burs mokyklos bendruomenę, komandą, mokyklos bendruomenę būtent PEPIS sistemos įgyvendinimui. Toliau mokykla įsipareigoja sukurti ir diegti lūkesčių dėl elgesio sistemą. Vėlgi jau tikrai ne vieną kartą užsiminiau apie lūkesčių elgesių svarbą ir būtent, kad tie lūkesčiai elgesiai gimsta ateina iš mokyklos vertybių. Taip. Toliau kitas labai svarbus elementas, į ką mokykla įsipareigoja, tai sistemingai ugdyti ir stiprinti kontekstą atitinkantį elgesį. Tai čia atsiranda tas mokymo elementas. Taip, mokome elgesio, skatiname, kai mokiniai jį demonstruoja ir suteikiame pagalbą, kai mokiniam trūksta įgūdžių demonstruoti kontekstą atitinkantį elgesį. Taigi, kitas labai svarbus elementas, įsipareigojimas yra rinkti duomenis apie elgesio apraiškas ir naudoti juos sprendimams priimti. Toliau PEPIS sistema įgyvendinama taikant būtent 3 pakopų intervencijų modelį
ir įtraukti visą bendruomenę. Labai svarbu, kad bendruomenė prieš priimdama sprendimą gyvendinti šitą sistemą turi bent 80% bendruomenės visų narių pritarti tokios sistemos įgyvendinimui. Ir kitas labai svarbus momentas yra bendradarbiauti su išoriniais partneriais, dalyvauti IŠAC įtraukties švietime centro organizuojamuose veiklose, taip, teikti grįžtamąjį ryšį, taip pat dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir sudaryti sąlygas PEPIS komandai, išoriniams ekspertams dalyvauti atliekant įvairius tyrimus mokyklose. Taip. Ir taip pat siekiama, kad būtų užtikrintas tęstinumas ir po 3 metų, kad tai, kas buvo sukurta, tos praktikos būtų tęsiamos ir toliau. Kaip dar visai jau pabaigai praktiškai galima būtų pritaikyti šitą sistemą mokyklose. Taip, tarkim, dabar visai nesenai yra parengtos ir nuo rugsėjo 1 dienos įsigalioja dėl mokinių asmeninių mobiliųjų telefonų ir kitų informacinių technologijų įrenginių naudojimo ikimokyklinio ugdymo ir bendro ugdymo mokykloje rekomendacijų patvirtinimo punkte 9.2 aiškiai apibrėžta informavimo apie pasekmes ir kitų įspėjamųjų priemonių taikymą mokiniams, kai nesilaikoma asmeninių informacinių technologijų įrengimo naudojimo tvarka, pasekmės už pirmą ir pakartotinį pažeidimą, numatyta, kad pasekmės didėja esant pasikartojančiam elgesiui, proporcingumo principas. Tai ką galėtų atsižvelgiant į PEPIS sistemos praktikos mokyklos dar padaryti. Tai galėtų iš anksto numatyti pertraukų metu alternatyvias veiklas, tai yra nukreipti mokinius į tam tikras tikslinės veiklas, kur mokiniai galėtų užsiimti tam tikrom veiklom. Ką dar mokyklos galėtų daryti, jos galėtų skatinti tuos mokinius, kuriems puikiai sekasi laikyti susitarimų ir demonstruoti tą kontekstą atitinkantį elgesį. Taip, laikytis nustatytos telefonų naudojimosi tvarkos. Toliau kitas labai svarbus momentas yra įtraukti elgesio priežasčių analizę. Būtent jeigu mokiniai nesilaiko šito, arba tam tikra mokinių grupė nesilaiko tam tikrų susitarimų, išanalizuoti, giliau panalizuoti priežastį, kokios yra priežastys, galbūt reikia padaryti tam tikrus pakeitimus, diskutuoti, tartis ir su mokiniais, ir su tėvais. Taip pat, kas dar yra labai svarbu, įtraukti PEPIS 2 ir 3 pakopos praktikas trūkstamiems įgūdžiams įgyti, kaip elgtis tinkamai. Tai, kaip jau ir minėjau, galbūt kai kurie mokiniai neturi įgūdžių ir jiems reikia tiesiog padėti tų įgūdžių įsigyti, tai kad jie galėtų dalyvauti veikloje ir laikytis susitarimo dėl telefonų naudojimo. Ir jau visai pabaigai, kokie gali būti įgyvendinimo iššūkiai. Tai, kaip jau minėjau, kad labai dažnai, sakykime, mokyklos, tai gali būti ir didelės mokyklos, bet gali būti ir mažesnės mokyklos, administracija, pasiskirstymai įvairiomis pareigomis labai dažnai praleidžia galimybę diskutuoti ir kartu spręsti tam tikras problemas. Tai būtent labai reikalinga nuolatinė komunikacija, vidinės administracijos, PEPIS komandos komunikacija apie tai, kas mokykloje vyksta, kokie turi būti priimti sprendimai. Toliau mokytojų požiūrio skirtumai. Kaip jau minėjau, labai svarbu šitą sistemą diegiant su mokytojais pirmiausia kalbėtis ir su darbuotojais kalbėtis,
apie sistemos svarbą, ko mes siekiame, kokio tikslo mes siekiame. Ir labai gerai iškomunikuoti ir tik iškomunikavus, ar ne, bandyti tada jau diegti šitą sistemą. Kitas labai svarbus elementas būna, kad labai dažnai mokytojai ir susiskirsto įvairias metodinės grupės ir kiekviena metodinė grupė priklausomai nuo dėstomo dalyko turi skirtingo pobūdžio problemų ir vėlgi galbūt neįvyksta tam tikra komunikacija, dėl to atrodo vienai grupiai, kad šitokios sistemos kūrimas yra labai svarbus, kitiems atrodo, kad tai yra nereikšminga. Taip. Na ir taip pat reikia būtinai atsižvelgti į tai, kad PEPIS įgyvendinama įvairiais lygiais ir ikimokyklinėje įstaigoje, yra pradinėje mokykloje, pagrindinėje ir vidurinėje. Reikia atsižvelgti į tos pereinamosius laikotarpius, naujų mokinių atvykimo, naujų mokytojų atvykimo į mokyklą galimybės ir kaip tai iškomunikuoti tą žinutę apie PEPIS sistemos diegimo pagrindinę idėją ir principus yra labai svarbu. Ir jau pabaigai pagrindinės žinutės, kasgi vis dėlto yra ta PEPIS sistema, tai yra prevencija, taip su prevencija susijusios praktikos, veiklos, pagrindas yra aiškus lūkesčiai elgesiui, mokyklos vertybės, taip, tai yra konteksto atitinkančio elgesio pastiprinimas ir nuoseklumas, ir nuosekliai žingsnis po žingsnio įgyvendinant tai, kas buvo numatyta ir suplanuota. Šita sistema veikia tik tai, kai bent jau 80% mokyklos bendruomenės narių įsitraukia. Ir tikslas yra kurti teigiamą, įtraukiančią aplinką visiems mokiniams. Taigi, ačiū visiems už dėmesį ir tikėkime, kad jūs šitą temą sudomino, norėtumėte daugiau apie ją sužinoti. Tai tikiuosi, susitiksime ir turėsime puikių galimybių toliau pasikalbėti ir įgyvendinti šitą sistemą mūsų mokyklose. Ačiū už dėmesį.